Tai va, žodžiu, aš sugalvojau tokį įdomų darbelį. Soriukas, kad jūs dabar man nematote labai labai daug kartų. Ir aš dabar tiesiog, kol aš save matau, tai man lengviau koncentruotis, aš dabar supasakosiu pagrindinius dalykus, ką aš iš viso sugalvojau, kodėl aš sugalvojau ir taip toliau. Tai va, aš manau, kad šitas įrašas bus daugiau įdomus būtent astrologams, tie, kas domisi astrologija ir panašiai. Žodžiu, aišku, tie, kas mėgėjai, tie, kas nori šiaip papildomai apie astrologiją sužinoti, gali žinoma klausytis, aš viską čia bendrai paaiškinsiu. Tai va, atlipdysiu gal šitą įrašą, nesu labai išmani, galbūt, sakykime, technologijose padaryti tokio pabudžio video, bet aš labai iš tikrųjų noriu pasidalinti su jumis savo pastebėjimais. Tai va, pirmas dalykas, kas man iš tikrųjų labai krito akis, tai informacija. Aš šiaip labai stebiu mėnulio pilnatis, jaunatis, užtemimus ir taip toliau. Tai va, ir aš tiesiog matau, vienas dalykas, akivaizdus toks, kad labai daug yra didelė sankaupa liute. Tai va, kas mane iš tikrųjų žavi, pirmas tai yra pilnatis liute, čia va, ir vandenio ašyje, va, šitą dalyką, ne? Tai va, mes čia matome vandenio daug, va, jaunatis vandenyje, tai va, dar biški čia to žuvies energijos čia yra. Ir po to, po truputėlį mes eidami artėjant link 27 metų, tai va, mes dabar va, artėjame prie, dėl ko iš viso mane įkvėpė šitą įrašą padaryti, nes va, dabar bus pilnatis vandenyje. Tai va, ir jinai kaip ir aktyvuoja, nes šita iš tikrųjų pilnatis vandenė, aš apie ją atskirai padarysiu įrašą, bet šitame įraše iš tikrųjų norisi daugiau papasakoti iš viso, kas mūsų laukia, nes mano manimu šita pilnatis yra aktyvuojanti ateinantį ciklą, kuris yra susijęs su užtemimo koridoriu ir jis pradės nuo tokį stiprų ciklą, va, jaunatis liute ir saulės užtemimas liute. Tai va, iš tikrųjų ganėtinai unikalus šitas laikotarpis, nes čia yra greitosios planetos, Merkurijus, vat, greitai praeis Saulė, iš tikrųjų Mėnulis, greitai praeis šito zodiako ženklą, tai yra taip labai greitai susigūžia vienoje vietoje ir iš tikrųjų praeina. Tai vat, Saulės užtemimas, tai vat, liute, po to šitą Liepos, taip, 29, čia jau minėjau, tai vat, rugpjūčio 12 ir 28 žuvyse čia užsidarys. Tai vat, šitas ciklas toliau 27 metais, aš iš tikrųjų pradėjau labai domėtis apie 27 metus ir kažkaip pradėjau žavėtis ir norėti galbūt daugiau sužinoti informacijos apie ateinantį ciklą, su kuo jisai bus susijęs. Tai va, pilnatis liute ir vandenio ašyje, ne, čia labai daug vandenio ašies yra, vat, vandenis yra užpildytas. Aš čia labai greitai jums prasukinėjau dabar. Tiesiog priežastis, dėl ko aš pradėjau šitą visą researchą, šitą tyrimą, tai va, labiausiai turbūt dėl vat, šitos dalies, tai yra Liepos 18, rugpjūčio 2, rugpjūčio 17, tai va, mes čia turime mėnulio užtemimą, šitam mėnulio užtemimas čia yra ožiaragija, ne? Po to mes turime liute saulės užtemimą ir pilnatis vandenyje rugpjūčio 17. Ir mes gauname taip, kad labai tokiam trumpame laikotarpyje mes turime 3 vienas po kito einančius saulės ir mėnulio užtemimus. Tai va, ir tai yra ganėtinai stipru, ganėtinai unikalu, viskas mažiau ir daugiau sukasi aplink liūto ir vandenio tematikas ir dar taipogi karminimas yra liūto ir vandenio ašyje. Tai va, ir kažkaip norisi apie tai daugiau pakalbėti, daugiau jums papasakoti, su kuo tai gali būti susiję. Aš čia galbūt labiau šitas įrašas yra labiau susijęs su mondaninė astrologija. Ne, aš čia, žodžiu, pasidariau visą tokį failą, čia 13 puslapių, aš jums savo, vat, ir dar čia, vat, ką esu užsirašiusi. Tai va, aš jums iš tikrųjų pakalbėsiu apie šitą laikotarpį, ką esu pasikonspektavusi. Tai va, ir jeigu kiltų jums klausimų, jeigu jūs norėtumėte papildomos informacijos, galbūt arba patikslinimų kažkokių laikotarpių, tai va, aš galiu visą laiką rašykit man, tai va, ir dabar po kol kas va, trumpam keliaujame į teorinę dalį. Mano pamąstymų, šitą informaciją iš tikrųjų nėra labai vaizdinė. Tai va, aš gal tiesiog manau, kad šitas įrašas būtų patogiausia tiesiog kažkur įsijungti ir pasiklausyti jį, ne, kaip tokia mini paskaitėlė, pasiruošimas, nes aš asmeniškai savo darbe labai mėgstu prieš ateinant stipriems kažkokiems ciklams pasiruošti tam, sužinoti, su kuo tai yra susiję, kas globaliai vyko. Nedariau labai gilių iš tikrųjų researchų, nes galėjau daugiau padaryti. Tai va, nes pradėjau tenai ieškoti dar seniau, bet manau, kad neverta iš tikrųjų tiek toli eiti.
Tai vat, pradėjau nelabai seniai ir nuo 98-2000 metų. Tai vat aš galvoju, kad nuo to ir verta pradėti, nelysti ten dar seniau, kas buvo. Tai aš paėmiau tokius 3 ryškiausius ciklus. Tai va, tai yra ciklas 98-2000. Tai va, antras ciklas yra 2007-2009 metai. Ir trečias ciklas yra 2017 ir 2018 metai. Galbūt kodėl dar pasirinktas šitas ciklas, ne tik tai dėl karminių mazgų ašies liūto vandenyje, norėjusi, kad sutaptų liūto vandenio ašis, bet tuo pačiu metu, kada buvo didelės sankaupos ir taip pat mėnulio užtemimai, kurie vyko tais metais, ane? Tai aš va šiuo momentu biškį esu pažymėjusi. Tai va, jeigu įvesti į search, ane, saulės užtemimą liūte, tai va, ir žiūrėti va, nuo 1998 metų. Tai va, grįžkime. Tai va, tai mes turime žiedinį saulės užtemimą. Po to 99-aisiais rugpjūčio 11, beje, būtent apie šitąjį. Trumpai, aš esu netgi savo pasirašiusi, kuris čia jis yra, va šitas. Tai yra, net va, pasirašiau, 99 metais saulės pilnas užtemimas liūte, jisai va toks ryškus. Ir jisai va, vienas ryškiausių saulės užtemimų 20-ojo amžiaus. Šis užtemimas buvo labiausiai stebėtų istorijoje ir tuo metu milijonai žmonių važiavo į užtemimo juostą jo stebėti. Tai savaime tapo pasauliniu kultūriniu reiškiniu, ne veltui tai yra liūtas. Ir tas pats vyksta, skaitoma, kad 2007 metais vat, yra taipogi, aš nežinau, dabar aš esu pasirašius ar nepasirašius, vat, astronominių požiūrį stipris tuo, kad jis yra labai arti Žemės ir sukels labai, vat, ne, jo, va čia, vat. Tai bus didžiausias ir ryškiausias metų supermėnulis, jis bus ir ryškesnis, ir šviesesnis, ir aš kažkur skaičiau netgi, kad dabar nepamenu, kuris iš jų, liūte ar vandenyje, būtent vasarą 2007 metais, aš vat siunčiau savo kolegijai Indrei tą informaciją, kad tai bus, vienas iš šimtmečio užtemimų. Dabar vat, detaliai tiek daug tos informacijos galvoju, kad viską neprisimenu. Gal netgi atseksiu, ką aš čia rašiau, nes mes čia susirašinėjom, bet iš tikrųjų tai yra labai smalsu. Ir aš kada va, tą informaciją radau, tai va, rugpjūčio 2 dieną saulės užtemimas vadinasi šimtmečio užtemimu, nes tai bus pats ilgiausias sausumoje stebimas saulės užtemimas per daugiau negu 120 metų laikotarpiu. Tai va, ir nors astronominė prasme 2009 metais vyko dar kelias sekundės ilgesnis užtemimas, jo maksimalumas buvo virš vandenynų. Tai va, ir aš esu savo pasirašiusi. 2009 metais, žodžiu, aš dar pratęsiu čia, aš labai daug visko esu susimalus, kad man nesimaltų galvoje. Tai va, ir 4 priežastys, kodėl šitas užtemimas 27 metais tampa tokiu vat, išskirtiniu, todėl, kad tai yra visų pirma, tai yra ekstremali trukmė sausumoje, tai vat, visiška tamsa totali skaitosi, kuri jinai dar taipogi vyks Egipte, ryškiausiai bus matoma ties Luksoro Egipte ir truks netgi 6 minutės ir 23 sekundės. Įprastai užtemimo trunka apie 2-3 minutės, o šis bus ilgiausias sausumos užtemimas per pastaruosius 88 metus. Tai va, taipogi tobulas kosminis sutapimas. Yra užtemimo metu mėnulis bus labai arti Žemės, todėl danguje atrodys dar didesnis, o Žemė bus netoli tolimiausio taško nuo Saulės, todėl Saulės diskas atrodys minimaliai mažesnis. Tai leidžia mėnulį uždengti Saulę maksimaliai ilgam laikui ir geriausias matomumas yra Pietų Ispanija, Šiaurės Afrika, artimieji rytai. Tai va, rugpjūčio mėnesį virš Egipto dykumų giedro dangaus bus absoliuti tamsa. Tai va, ir įdomus dar dalykas, kad šis šešėlis links tiesiai virš garsių Egipto šventyklų ir karalių slėnių Luksore. Tai sukūrė pakankamai stiprų dramatišką foną ir pritrauks tikėtina milijonus keliautojų ir mokslininkų ir labai didelė tikimybė. Gal nebus būtent toks
ryškus kaip 99 rugpjūčio 11, ane, bet vat, vėlgi mes matome tą pačią tendenciją, kad pilnas užtemimas liūtė ženkle, jis jau pats iš savęs kažkuo va, tampa kažkoks išskirtinis. O čia šiuo atveju yra rugpjūčio 2 dieną, lygiai už metų, kur mes čia jį, mes gal grįžkime prie jo, tai va 2027 rugpjūčio 2 dieną, tai va jis taip atrodys, jame yra ir Venera, ir Mėnulis, ir Saulė, karminis mazgas, ir Jupiteris, kitoje pusėje vandenyje yra Plutonas, juodas Mėnulis ir karminis mazgas. Tai va, taip šitas astrologiškai atrodys užtemimas ir, žodžiu, ir kada aš pradėjau tą informaciją ieškoti, žiūrėti, kad mes pradedame tokį stiprų, iš tikrųjų, ciklą liūtų vandenio ašyje, norisi apie tai daugiau pakalbėti, daugiau įgarsinti apie tai. Na ir žiūrėsim, ką tai duoda. Tai va, dabar sekanti dalis šito įrašo yra apie tai, su kuo jinai galėtų būti susijusi. Iš pradžių aš pradėsiu apie tyrimą, kurį aš padariau ir vat, kokius galbūt elementus aš išskirčiau šitiems ciklams. Tai va, 2008 ir 2000 metų ciklas, 2008 ir 2009. 98 ir 2000, pirmas 2008 ir 2009 ciklas ir 17-18 metų ciklas ir kuo jie bus, jų vat, šita tendencija, ne, jinai labai didelė tikimybė gali mums duoti tendencijas į antrąją metų, 26 metų pusę ir 27 metus. Tai va, dabar keliaukime ir tęskime informaciją jau be vaizdinio fono, ane? Tai va, pirmasis ciklas yra 98-2000, ane? Tai yra, aš dabar tokiais vat, ciklais, ne ciklais tokiam kaip tezėmis esu pasirašiusi, ane? Jinai kartosis, tai va, į 6 esu paskiršiusi dalykus, tai va, nes liūto temos yra susijusios su didžiulis pop muzikos ir scenos kultūros pakitimas, 98-2000 ryškus garsenybių kulto augimas, mada tapo drąsesnė, atsirado daugiau blizgios, ekstravagancijos, prasidėjo realybės šou, visuomenės dėmesys nukrito į sceną, į viešą įvaizdį. 2007-2009 metais pasaulinio masto koncertai ir labdaros renginiai, ryškus socialinis tinklų augimas, kiekvienas galėjo tapti žvaigždė, jau matomas liūto, saviraiško ir vandenio internetas technologijos derinys. Labai stipriai iškilo įvairiausių talentų konkursų X Factorius, Go Talent ir panašiai. 2017-2018 metais iš tikrųjų išėjo labai stipri asmeninių prekės ženklų svarba, įvairiausių vat, brandų, ane, svarba labai didelė pasidarė. Mada tapo teatrališkesnė, daugiau ryškių spalvų ir individualumo, milžiniški pasauliniai kultai, koncertai, sulaukė rekordinių auditorijų, daug dėmesio skirta kūrėjams, influenceriams, viešiems lyderiams. Tai va, ir atsirado daugiau įvairiausių pasaulinių turų, išryškėjo nauja mados kryptis ir polinkis į išskirtinumą. Kino, muzikos ir pramogų industrijos atsinaujinimas ir sustiprėjimas, išaugimas, naujų pasaulinių žvaigždžių iškilimas. Vandenio pusė galėjo atnešti technologijams iš tikrųjų didžiulį šuolį. Tuo pačiu metu išryškėjo dirbtinis intelektas, virtualus vyriausias pagalbos, kūrybai, hologramos ir panašiai. Tai va, ir atsirado naujos scenos formos, naujos formos iš viso kūrybai. To, ko anksčiau gal net nebuvo. Tai va, galėjo iš tikrųjų žmonės iš nieko, galima sakyti, tapti žvaigždėmis. Tai va, ir šitos va, temos jos labai išryškina būtent tuo, kad ar paprastas žmogus visuomenėje gali tapti žvaigždė. Ar užtenka jam individualaus talento ir charizmos tam, kad jis galėtų išryškėti toje kolektyvinėje, bendruomeninėje, visuomeninėje erdvėje, ne, vandenis liūtas. Tai va, ir ką mes matome ties pirmojų ciklu, tai šiame cikle išryškėjo pasaulio lyderiai, čia šiuo momentu dabar kalbėsiu apie lyderystę ir valdžią. Ir ryškiausias įvykis čia yra Vladimiro Putino iškilimas. 99 metais jis tapo Rusijos ministrų pirmininku, 2000 metais jis tapo prezidentu. Tai va, ir tai ganėtinai stipriai paženklino ilgalaikį Rusijos politinį etapą. Tuo metu taipogi vyko NATO plėtra, keitėsi pasaulio geopolitinė tvarka po šaltojo karo. Tai va, ir čia yra šitoj vietoj tiek. Toliau muzika.
Tai vat, ir šiuo laikotarpiu labai stipriai kas išryškėjo? Britney Spears, Christina Aguilera, Eminemas, Black and Street Boys, Jennifer Lopez ir taip toliau. Tai vat, ir tuo metu buvo laikotarpis, kada gimė nauja pasaulinių popžvaigždžių karta. Ir tai buvo labai įdomus laikotarpis, labai buvo orientuotas į sceninį įvaizdį, choreografiją ir asmeninės prekės ženklą, labai daug dramatiškumo, labai daug įvairiausių sceninių skandalų ir taip toliau. Mada. Tuo metu, aišku, pradėjo labiau blizgėti mada, metaliniai įvairiausi audiniai, ryškios spalvos, pažemintas liemuo, išryškintas seksualumas ir labai stipriai popžvaigždžių diktuojamos tendencijos. Tai vat, ir mada tapo labiau ne apie medą, o labiau apie sceninius efektus ir apie maksimalumą ir išryškimą savęs kine. Tai vat, tai yra Matrica, Šeštas jausmas ir Haris Poteris, Žiedų valdovai ir prasidėjusi era ties tuo. Labai pastebima stipri tendencija į technologijas, mitologiją, tai vat, ir čia yra vat, iš liūto pusės superherojai, vandenis, ateities ir sakralumo ir mistikos simbolika. Toliau šiame laikotarpyje internetas tapo masiniu reiškiniu, sparčiai išaugo Google, prasidėjo elektroninės prekybos bumas. Ir čia, tiesiog spartus telefonai, internetas, žodžiu, vat šita labai tema čia buvo stipriai. Technologijos, globalizacija, labai daug entuziazmo ir daug lūkesčių ateinančiam 2000 metams, labai buvo daug vilties. Tai vat, labai daug, sakyčiau, tame laikotarpyje buvo į fantastiką orientuota. Man toks jausmas, kad va šitas liūto tematika ir vandenio tematika buvo labai ryški. Prieinam prie antrojo ciklo. 2007 ir 2009 metai. Šis laikotarpis atnešė iš lyderystės, iš politikos. Tai yra Barackos Obamos, JAV prezidento išrinkimas 2008 metais. Ir jis kažkaip suvokiamas kaip naujos eros simbolis Amerikoje, bet ir ne tik. Tuo pačiu metu ėjo finansinė krizė, smarkiai sumenkino pasitikėjimą senais autoritetais, bankais, institucijomis, politiniu elitu. Tai vat, ir liūtas čia duoda kalbą apie lyderystę, vandenis apie norą keisti sistemą. Tai vat, ir čia matome naują išryškėjusį lyderį, kuris nori iš tikrųjų kažko pakeisti, poreikį mąstyti galbūt kitaip, pakeisti kažkiek dalykus globaliu mastu muzikoje. Tai vat, mes šiuo laikotarpiu matome naują pasaulinių superžvaigždžių bangą, kuri jau tada atėjo labiau Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé, Rihanna. Tai vat, ir čia jau yra ne tik tai talentas, čia yra labai stipri vizualinė tapatybė, sceninis įvaizdis, gebėjimas kurti ryšį su auditorija. Tai vat, čia jau yra stipri labai vandenio revoliucija, taipogi prasidėjusi stiprus labai aiškus lūžis. Ties 2007 ir 2009 metais pasirodė pirmasis iPhone'as 2007 metais ir pradėjo sparčiai augti. Facebookas, Twitteris tai tapo pasauliniu reiškiniu ir stipriausiai prasidėjo išmaniųjų telefonų era. Tai vat, ir kas iš tikrųjų pakeitė žmonės taip, kaip mes dabar bendraujame, taip, kaip mes sekame naujienas, taip, kaip mes galbūt rengiamės ir gal netgi pati grožio sąvoka, jinai pakito tame labai stipriai laikotarpyje. Madoje mes pastebime dvi kryptis, tai yra ryškus individualumas ir eksperimentai, pavyzdžiui, tokie kaip Lady Gagos buvo diktuojami. Tai vat, ir kartu taipogi vis stipriau spartėjanti ir auganti mados sklaida per internetą ir socialinius tinklus, per įvairiausių žmonių jau diktuojamus dalykus. Mada tapo ne tik dizaineriai, bet taipogi ir internetinis reiškinys. Kino sferoje mes matome iš tikrųjų ateinantį Avatarą. Tai vat, ir daugybė įvairiausių kitų filmų, kurie yra daugiau susiję su superherojais, Marvel technologijomis ir panašiai. Man net įdomu sužinoti, ar nebuvo Iron Manas 2008 metais. Jo, Iron Manas 2008 metais, aš taipogi matau, kad Marvel startas buvo 2008 metais.
Ir prasidėjo, žodžiu, Infinity saga ir visos kitos Marvel formos, Captain America, Iron Manas, tai vat, nu ir daugybė kitų, ne, Guardian of Galaxy, Avengeriai, Captain America, žodžiu, daugybė jų, ne. Tai vat, kaip tik tada prasidėjo tas ciklas kino industrijoje. Tai vat, ir ką mes matome. 2000 metai atnešė labai didelį norą gražesnės ateities. 2007-2009 metai technologijos tapo mūsų kasdienybė, jos gal kažkiek netgi sukrėtė mumis ir davė tokias didžiulės perspektyvas. Iš kitos pusės tapo labai didelis klausimas, kuo galime pasitikėti. Ir aš dabar iš tikrųjų pagalvojau, prisiminiau filmą Zeitgeist, kuris iš tikrųjų labai daug paliko įspūdį daugelį žmonių. Jisai šiaip buvo išleistas dokumentinis filmas 2007 metais, bet manau, kad jo plėtra didžiausiai vyko būtent 2008 metais. Tai vat, ir kuris paliko iš tikrųjų tokį didelį įspūdį žmonėms ties, tiesiog pamąstymų, gal čia viskas yra kitaip ir panašiai. Na ir tęskime toliau, judėkime toliau, iš tikrųjų, ką mes matome tendencijas, ne? Naujas lyderis, popmuzikos bumas ir iš viso susijęs kas su mada, vizualiniai superžvaigždžių nauji efektai, technologijos, galimos galimybės iš tikrųjų interneto arba tuo pačiu metu technologijos ir dabar aš galvoju, kad čia yra ne interneto, bet daugiau belaidžiai įvairiausi prietaisai, kurie gali duoti įvairiausias, mums net mes galvojame, kad neįmanoma, bet iš tikrųjų mes pamatysime dar, nustebsime, naujus dalykus pamatę. Tai va, tuo pačiu metu labai yra diktuojamas individualumas, labai diktuojama ir iškeliama atitinkami herojai, superherojai, kurie dabar tampa paprastai žmonėmis, kurie mane iš tikrųjų labai sužavėjo istorija vieno prancūzo juodaodžio, kuris tiesiog šito COVID metu pradėjo kelti internetą savo video įrašus, kuriuose tiesiog be žodžių va taip reaguodavo į viską ir jisai tapo bele kokią žvaigždę. Bet niekur nekalbėdavo, nieko nesakydavo, tiesiog jo reakcija. Ir viskas. Tai va, ir jisai tokių video yra pridaręs tūkstančius ir jisai tapo, žodžiu, bele kokią žvaigždę. Tai va, ir kažkuria prasme tampa skaitmeninės ikonos, tokios, kurios iškelia būtent šitas laikotarpis. Tai va, ir žiūrint į 2017-2018 tą laikotarpį, čia jau iškyla Donaldas Trumpas, Xi Jinpingas dar labiau sustiprino savo valdžią Kinijoje, ir Emanuelis Makronas tapo naujos kartos Europos lyderiu, čia mes matome jau stipriau. Ir iš tikrųjų 2017-2018 metais šitame buvo gan stipri, nes tenai buvo ir pilnas saulės užtemimas liute ir pilnas mėnulio užtemimas liute. Tai vat čia jau matome labiau negu išreikštą 2017-2018 metų, čia yra liūta energija yra labiau išreikšta. Visuomenė labiau susiskaldė dėl lyderių vertinimo ir jo idealizavimo. Atsirado labai daug kritikos, labai daug įtampos tarp lyderių ir kolektyvinės reakcijos į lyderius. Anksčiau iš tikrųjų nebuvo tiek kritikuojama, gal daugiau dabar, tai tapo daugiau galbūt matoma, ne, per liūto ir vandenio šitos ciklus, mes vis labiau ir labiau matome, ne. Muzikoje mes čia matome Drake'ą, Arianą Grandę, Dua Lipą, Ed Sheeraną. Tai vat, ir išaugo ne tik atlikėjai, bet tuo pačiu metu ir internetinis įvairiausios bendruomenės gerbėjai ir tampa kažkokia lyg atrodo net papildoma pasaulinė jėga, kurie, žodžiu, gerbėjai, kurie tiesiog siaubia tuos koncertus arba žmonės ir panašiai. Vandenio evoliucija čia įdeda Instagramą. Jinai tampa viena populiariausių socialinių platformų. Išaugo ir neatsiranda, bet išaugo TikTokas ir tampa taipogi pasaulinių lyderių, įsibėgėjo labai stipriai. Influenceriai iš tikrųjų atkūsta labai stipriai, gavę tas galimybės į tą internetinės platybės, tiesioginės transliacijos, įvairiausi online kursai, įvairiausios televizijos. Tai vat, ir čia mes matome, iš tikrųjų technologijos keičiasi ne tik į bendravimą, kas buvo daugiau pirmajame cikle,
bet čia jau tampa apie saviraišką, apie galimą šlovę, apie galimą galimybę užsidirbti, galimybę būti matomu, galimybę tapti garsiu ir žinomu. Tai va, čia daugiau madoje mes pradedame matyti influencerių, kurie jau daugiau kalba apie gatvės madą. Tai va, apie tokių va, įvairiausių influencerių diktuojama socialiai tendencijas, įvairiausios kosmetikos, įvairiausių detalių, vardinių brandų ir taip toliau detalės. Tai žodžiu, individualumas toliau klesti šitose cikluose. Tai va, ir čia jau, žodžiu, didžiausias bumas prasidėjo Marvel, kaip sakiau, va, per 2008 kažkur tai. Bet bumas viso to Marvel, Black Panther ir iš viso Netflixas realiai pradeda keisti vartotojus ties kinu, ane, būtent tame cikle. Tai va, ir atsiranda prieiga, jau ne mes einam, neperkam diskus, ne tik einam į kino teatrą, bet tas kino teatras tampa mūsų namuose. Ir atsiranda tas etapas, kada jau visi pradeda norėti plokščių didelių ekranų namuose ir kitų technologijų, kurios galėtų mums galbūt kokybę duoti kino, būtent kino sistema naminė, ne, 2017-2018 metai. Tai va, vizualinis toks potyris tapo labai svarbus ir kokybė, garso kokybė, vaizdo kokybė tapo labai svarbia detalė. Tai va, ir iš viso galbūt per šitą vat, paskutinius šituos 2 dešimtmečius labai išryškintas individualumas stipriai, ane? Ir dar, aišku, nepaminėjau apie tai, kad vat, pirmajame cikle vat, žvaigždės išryškėjo labai stipriai MTV buvo. Tai va, ir ten vat, tas bumas, vizualiniai dalykai, ane? Socialinė tinklų pradžia, influenceriai, tai vat, įvairiausios platformos, lyderiai, ane, vat, visą tai ir yra būtent apie liūto vandenį. Tai vat, ir gal netgi sakyčiau dar dalykas, ko nepaminėjau, tai yra 2018 ir 2017 metais atsiveria didesnės galimybės užsidirbti įvairiausiose platformose. Čia yra irgi taipogi atskira tema, kurios aš gal net neliesiu. Aš čia norėjau apibendrintai galbūt daugiau pakalbėti apie va, tokias tendencijas, ane? Ir ko mes galėtumėm tikėtis 2027 ir 2026 metais antroje pusėje. Tai yra naujų garsenybių, šlovės ir kūrybos tokio transformacijos etapo, naujos kažkokios formos išreikšti save. Tuo pačiu metu, aišku, dirbtinis intelektas tiesiog, nežinau, ir iš vienos pusės ir žavi, iš kitos pusės ir gąsdina. Nauji kūrybos formatai, jau dabar aš juos matau, tiesą pasakius, nes kiek vat, mados, vat, Met Gala, vienas iš, gal net ne vienas, bet čia vienas iš šitų dizainerių sugalvojo iš vis nauji čia projektai, tokie, jie pradėjo kurti su dirbtinio intelekto galimybėmis, su 3D printeriais, ane, vat, įvairiausius meno kūrinius, būtent drabužių sferoje, kas iš tikrųjų labai išplečia galimybės, nauji audiniai, naujos formos iš viso save gal netgi išreikšti, gali netgi atsirasti naujos platformos, tai vat save parodyti, tai vat ir didelė tikimybė naujo politinio lyderio iškilimas šito ciklo metu. Tai vat, ir matant tendencijas, kurios buvo išryškintos 17 ir 18 metais, galiu pasakyti, kad tai gali būti net ne vienas lyderis toks išryškėjęs, o net keli, tai vat, kurie gali iš tikrųjų ganėtinai stipriai diktuoti politinę, globalią, nežinau, tendenciją. Tai vat, tokie mano yra atradimai. Aš esu iš tikrųjų ir labai viltinga ir labai smalsi ateinantiem 27 metams, ką šitas liūtas vandenis mums atneš, kokius naujus vizualinius efektus, kokias naujas galimybės. Tai va, čia kalbant apie telefonus, kameras, laikrodžius, įvairiausius komunikacijos, taipogi naujos komunikacijos priemonės, kaip ir visi tie ciklai buvo susiję, nes vandenis liūtas, tai bus estetinis, bet tuo pačiu metu ir labai laisvė duodantis kažkoks vat, technologinis, nežinau, šuolis, aparatas. Aš galvoju, kad čia gali būti žiedas. Nu, aš taip įtariu, kad gali būti žiedas, bet galbūt kažkokios naujos tendencijos čia, nes žiedas turbūt, vat, aš kalbu ne apie jau laikrodžius, o apie žiedą, kuris ten skaičiuoja mūsų visus ten tuos, nes tai labai atitiktų
Nes tai yra gražus estetinis papuošalas, ane, ir tuo pačiu metu jis duodantis laisvės, ane, tuo pačiu metu galbūt kažkokios netgi nauja banga naujų žiedų atsiras, per kuriuos galėtume mes komunikuoti, galbūt mes jau galėsime kažkur ten subtiliai kažkaip ten bus įdėkta kortelė ir mes jau galėsime netgi telefonus padėti iš šono ir turėti žieduką. Tai va, atsiliepti per jį ir panašiai, nežinau, nu, čia tokios prielaidos galbūt, kurias galėtų duoti mums liūto ir vandenio šita tendencija. Tai va, ir žiūrėsim taipogi, kas vat, kūryboje, pop muzikoje, nu šiaip mes jau dabar tai matome, jau dabar taip vyksta, iš tikrųjų, vat, šitie visi nauji dalykai, gal taip sakykime. Aš girdėjau iš tikrųjų, bet čia ne iš Europos šaltinių, galbūt iš Rusijos šaltinių, kad Rusijoje muzikos topuose šiuo metu stovi net visi AI-jaus dainos, dirbtinio intelekto tiksliau dainos, išėjo į topus. Kas iš tikrųjų, sakau, ir nauji dalykai. Aš manau, dar taipogi dar vienas dalykas, ką gali atnešti šitas vat, nes liūtas ir vandenis yra susijęs su vaikais ir auklėjimu su vaikais, gali būti, kad atsiras pamokose jau nebe tai, kad tai taptų būrelis, bet tai taptų jau kaip privaloma priemonė dirbti su dirbtiniu intelektu. Naujas pamokos dirbtinio intelekto. Tai va, mano prielaida. Tai va, tokia būtų informacija, papildykit, klauskit manęs. Aš iš tikrųjų sakiau, kad pasakysiu apie tos mėnulio ciklus, kada čia buvo praeityje. Tai iš tikrųjų tos informacijos yra tiek daug ir manau, jūs astrologai iš tikrųjų patys įsivedę į AstroSeek sistemą, jūs pamatysite ir jūs galite palyginti tuos ciklus. Galbūt yra išskirtiniai, yra tokie labai analogiški galbūt, bet netiksliai tokie patys, kaip dabar ateina va, šitas užtemimo koridorius. Tai yra 2015 metų nuo Liepos 31 rugpjūčio 7 dienos susidarė labai panaši kombinacija. Tai va, ten dar ir Marsas prisidėjo, tai 2015 metais mes labai turime didelį steliumą. Liūte, taipogi 2003 metais, tai va, rugpjūčio mėnesio pradžioje viduryje mes irgi taipogi matome didelį steliumą liūte. Ir 1991 metais. Tai va, rugpjūtė buvo taipogi tokia didelė sankaupa liūte. Aš tiesiog ieškojau, tyrinėjau liūto sankaupas. Tai va, aš ieškojau tiesiog analogijų ir jūs patys galite iš tikrųjų paanalizuoti, pagalvoti, kas vyko jums ties tais vat, mano minėtais ciklais, kaip jūs išgyvenote tuos ciklus vandenio ir liūto ašies, kiek jumis tai įtakojo. Tai va, ir ne tik apie tuos ciklus, kur vat, ryškiausi tie, čia vat, šitie ciklai pirmieji, apie kuriuos aš kalbėjau, tai vat 98, 2000, 8, 9, 17, 18, čia yra daugiau stipriausiai išreikšti mėnulio užtemimai ir liūto steliumai, karminiai mazgai. Va čia šita tema. Bet jeigu konkrečiai dabar bazuotis į tai, kada buvo didžiausios sankaupos liūte, tai čia būtų 15, 3 ir 91. Tai va, na ir sakau, iš tikrųjų praeitis labai mums gali padėti suprasti, bet iš tikrųjų vat, šitas ateinantis 27 metų, na jis neturi analogų. Aš ieškojau, gal jūs jeigu rasite, man parodysite, gal aš patikėsiu, nes aš kiek aš ieškau, aš nerandu analogų šitam etapui, kuris mūsų laukia. Jis yra, sakyčiau, savotiškai unikalus ir astronominė ir astrologinė prasme. Gali būti kažkuria prasme šiek tiek pasikartojimas su 99 metų užtemimo, kur iš tikrųjų, sakau, bus daug dėmesio. Tai va, ir tai sukelia dar taipogi va, tas mistinis toks elementas, kad čia yra Egiptas, kad čia yra virš šventyklų, čia yra tas visiškas totalus užtemimas. Na, biški kažkokių įdomių tokių ir temų gali čia išlysti iš ezoterikų pusės, kas gali pradėti kalbėti apie mistiškumą šito laikotarpio. Bet aš dėl ko va, būtent dabar visą tai pradėjau kalbėti, ne 27 metais, dėl to, kad mano akimis va, šitas ciklas, jisai aktyvuojasi būtent šiuo laikotarpiu. Kad mes kaip atidarome naują va, tą ciklą ateinantį 27 metus. Ir nes pirmasis užtemimų koridorius, va, 26 metais, ane, pavasarį, žiemą, tai va, kada buvo, tai buvo saulės užtemimas vandenyje ir pilnatis mergelėje. Čia kaip ir buvo užuominas, bet čia aš sakau, kad čia ir buvo uždaromas senasis, ane, ir atidaromas naujasis yra būtent Liepos 29 dabar ateinantį, ne? Tai va, nu,
aš manau, kad tai yra cikliška, kad šitie vat užtemimo koridoriai, jie yra tarpusavį surišti. Aišku, ne visi galbūt astrologai tai mane palaikys, nežinau, galbūt jie yra kitų mokyklų, kitų mokymų. Tai va, bet aš stengiuosi visą laiką tą cikliškumą pastebėti. Ir vat jau dažniausiai būna, vat pagal mano asmeninį tokį galbūt darbinį pastebėjimą, kad atitinkamos neužtemimai, būtent pilnatis arba jaunatis prieš užtemimo koridorių dažniausiai yra aktyvuojantis faktoriai, kurie atidaro tą Pandoros skrynią, kuri laukia ateinančius, net ne va, tą laikotarpį, bet ateinančius metus į priekį. Tai va, kuris su savimi nešasi būtent to ženklo ir tendencijas tiesiog, galimybės, perspektyvas ir panašiai. Tai va, ir viso šito darbo ir buvo priežastis atrasti, pamatyti, pastebėti tai, su kuo tai bus susiję, kada mes tai pradėsime. Tai va, ir norisi iš tikrųjų netgi dar daugiau čia nerti. Mane asmeniškai labai žavi šita ašis liūto vandenių. Gal dėl to, kad jinai pas mane yra 1 ir 7 būsto ašyje. Tai va, labai labai norisi ją išnagrinėti. Tai va, ir žinoma, jinai bus labai stipri būtent liūtams vandeniams ir iš viso žmonės, kas turi bet kokias planetas liūto arba vandenio ašyje. Tai va, ir labai įdomus dar taipogi pastebėjimas, paskutiniu metu labai daug atsirado poreikio klientų sinastrijai. Kas iš tikrųjų manau, kad čia ir yra vėlgi apie liūtą vandenį kalbant, nes ar likti laisvam vandenis, ar pasirinkti meilę ir žavesį ir būti laimingu ir kurti kartu, žavėtis naujais santykiais, tai va, liūtas. Tai va, mėly draugai, klauskit, rašykit, sakykit savo idėjas, komentuokit, jeigu kažkas, pataisykit mane, jeigu aš darau klaidas, jeigu jūs matote jas, jeigu netingėjote perklausyti šitą įrašą. Tai va, tai būtų tiek. Gal iki sekančių įrašų. Iki.